Labas yra labiausiai už tave, todėl mes dalinamės savo reklamos eteriu su žmonėmis, kurie kuria naudingas ir prasmingas veiklas. Šiais metais mes kalbinome mažus verslus, tyrinėjom reivo istoriją kartu su žurnaliste Kotryna. O šiandien turime visiškai kitokią temą. Mes norim pašotautinti muzikinį socialinį projektą pavadinimu Mes taip nesitarėm ir jo autorių Dominiką Vaitiekūną. Labadiena visiems! Labas, Dominikai. Šio projekto esmė yra nutiesti tiltą tarp girdinčiųjų muzikos pagalba, nutiesti tiltą tarp girdinčiųjų ir kurčiųjų bendruomenių. Ir rugsėjo 27 dieną menų spaustuvėje bus galima pamatyti šio projekto dalyvių kurtą audiovizualinį patirtinį spektaklį pavadinimu, tokiu pačiu kaip ir pats projektas, Mes taip nesitarėm. Teisingai? Labai viskas teisingai. Yes, labai gerai. Aš labai nekantrausiu žinoti apie šitą projektą iš tavęs daugiau, bet prieš tai paprastesni klausimai, tai Dominikai, kiek turi antrininkų? Ką tu turi omeny antrininkai? Antrininkai, aš turiu omeny, su daug ką veikia. Tu vaidini spektakliuose, tu garsini reklamas, tu repetuoji, tu režisuoji, tu darai begalę dalykų ir tu spėjai viską pats, ar tau reikalingas antrininkas? Nu, būtų gerai turėti antrininką, bet antrininko nėra. Šiuo metu pradedu galvoti, gal reikia asmeninio asistento, bet turiu kolegų, kurie man padeda. Daug veiklos, dar ir doktorantūrą pradėjau studijuoti neseniai ir grįžau į Jekadę grįžau. Okay. Bet, žinai, tas gyvenimas faina, kai jisai yra įvairus. Jeigu man nepatiktų labai kažkuri veikla, aš jos tiesiog atsikratyčiau. Labas, Justina. Žiūrėk, aš iškart prisipažinsiu. Labai jaudinuosi, nes aš pirmą kartą bendrausiu su kurčiuoju. Ir iš tikrųjų tikrai kažkaip net nežinau, kaip pradėti ir kaip kalbėti. Bet noriu paklausti vieną labai įdomaus man klausimo. Ar gestų kalba, bet kaip čia pavadinti, lietuvių kalba, jinai kitokia yra ar jinai universali? Esi baigęs aktorinį, bet labai didelį vaidmenį tavo kūryboje užima muzika. Kodėl? O todėl. Nežinau, taip ar tai buvo sąmoningas pasirinkimas tavo? Gal buvo sąmoningas, jeigu taip labai atvirai. Aš atsimenu, mes sėdėjom antram kurse su savo klasiokė, ne klasiokė, o kursiokė Aistė Lasytė. Ir mes ten sėdėjom ir supratom, kad mūsų niekam nereikia ir greičiausiai nereikės. Ir mes galvom, o ką mes galim veikti? Nieko. Tai gal mes tiesiog susitinkam ir pagrojam, padainuojam, tipo, o ką mes norėtume. Taip, jeigu neklystu, tai čia gal liūdnų slibinų gimimas? Taip, gavosi kažkaip, kad mes sudalyvavom vienam festivalyje. Po to festivalio atėjo labai daug žmonių prie mūsų į backstage'ą ir sako, Hebra, jums reikia kažką daryti, ar galit ten koncertuoti, ar galit ten. Ir mes po pirmo savo viešo gigo gavom, nežinau, gal 5 užsakymus, kitus konsus ir toks buvo, ką? Tai va, ir tai prasidėjo, o kadangi daug dainavau, tai po to pradėjau dainuoti muzikluose, mane pradėjo kviesti kaip aktorių muzikinius spektaklius, tada pradėjom daug kurti muzikos ir taip gavosi, mano gyvenimas tapo arti muzikos. Kuo užsiimi gyvenime? Papasakok apie save. Kaip taip nutiko 2020 metais per COVID-ą, kada žiūrėjau į Verygą ir ten buvo karantinų, karantino taisyklių pristatymai ir kiekvieną dieną ten buvo milijonas ten tų naujų taisyklių po 5 minutės ir buvo šalia gestų kalbos vertėjas ir aš galvoju, jeigu man nedaeina, tai dabar įdomu, kaip dar tas vertėjas turi išversti, įdomu, kaip kurtieji supranta tą karantiną, o kaip jiems, žodžiu, ir tada apskritai aš pradėjau galvoti, iš tikrųjų, ką reiškia klausyti ir išgirsti? Pagalvojau, kad gal faina būtų parašyti kažkokią dainą, išversti į gestų kalbą, atlikti ją su kurčiaisiais ir aš pradėjau matyti kažkokią keistą viziją. Ir tada išgirdau, kad Kaune yra kurčiųjų muzikinis kolektyvas, Skambanti tyla ir aš taip pat jo? Tipo, kurčiųjų kažką, ką jie ten daro? Kasgi, žinai, geriau galėtų man padėti atsakyti klausimą, kaip iš tikrųjų klausyti ir girdėti,
jeigu ne kurtieji, nes jie tikrai patyrė, tai yra kitaip. Ir viskas prasidėjo. Prasidėjo šis projektas, mes taip nesitarėme. Taip. Kaip prisijungė prie šito projekto? Daugelis man šalia sakė, kad, žinok, daug kas bandė daryti, nepavyks. Bus žiauriai sunku, greitai tave iš bendruomenės išpirdolins. Ir man įdomu buvo, kodėl? Why? Taigi aš toks fainas, ateisiu čia, mes padarysim projektą, čia tipo išversim į gestų kalbą ir viskas bus labai faina. Ir žiūriu, kad ne viskas taip easy ir aš nesupratau, kodėl. Buvo kažkoks dalykas, kurio aš negalėjau suprasti. Ir aš jį supratau tik tai po kelių metų, kai man papasakojo, ką girdinti žmonės yra padarę kurčiųjų bendruomeniai 19 amžiaus pabaigoje ir tai tęsiasi per visą 20 amžių ir aš labai nustebau, kad aš, išsilavinęs žmogus, šitos istorijos dalies, kaip aš galėjau niekada negirdėti apie tai. Su Dominiku kalbėjom ir Dominikas užminė tokią mįslę apie 19 amžių, apie kurčiųjų bendruomenę. Kas ten įvyko, ar galėtum gal to atskleisti, ką jis turėjo omeny? Ir aš pradėjau, tyrinėti ir tada man labai daug dalykų atsirakino, sužinojus tą faktą, kas buvo padaryta ir man pasidarė labai įdomu ieškoti tų bendradarbiavimo galimybių, kadangi tai truko 4 metus visas toksai bandymas su kurčiaisiais kartu kurti tekstus, dainas, poezijos kūrinius. Mes supratom jau tada visi komandoje su kurčiaisiais, kad mums labai svarbu papasakot apie tą mįslę, apie tą sudėtingą bendradarbiavimą ir pakviesti girdinčių žmonės, irgi patirti ir garsą kitaip. Išsikėlėm ambiciją pastatyti spektaklį, kur 14 kurčiųjų sinchroniškai gestų kalba atlieka muzikinį spektaklį su live bandu. Ir dar taip, kad girdintieji nediriguotų jiems priekyje, o jie būtų savarankiški atlikėjai. Visiškai atrodė neįmanoma užduotis, bet mes radom būdų. O koks tavo indėlis yra į spektaklį? Ką tu įdomiausio atradai muzikoje, dirbant su kurčiaisiais? Kad mes viską klausom ir girdim kūnu ir ne tik ausim. Aš visą laiką kaip žmogus, kai klausau muzono, sutelkiu savo dėmesį į ausis. Bet aš jį realiai visą patiriu kūnu. Garsas veikia mūsų visą kūną ir tada galvoju, bet jo, iš tikrųjų, kai ašgi nueinu, tarkim, į Tūliką klube, žinai, ir kur tai tu sėdi ant to klozeto ir tu jauti visų užpakalį. Koks tavo santykis yra į muziką ir kaip galbūt tavo požiūris į muziką pasikeitė per šitą kūrybinį procesą?
Už spektaklį buvo apdovanotas profesionaliojo scenos meno premija. Taip. Ir Boris Dauguviečio Oskarą. Taip. Ką tai reiškia tavo komandai? Norėčiau sakyti, apdovanojimų nieko nereiškia. Svarbiausia yra gyvenime, žinai, dirbti, ką širdis jaučia. Tai savaime niekada nesureikšmink. Daug reiškia. Gal daug reiškia dėl to, kad visuomeniai labai reikia kažkokios idėjos legitimizavimo. Kai kas nors biški iš aukščiau pasako, kad tai cool, visi tada pradėjo sakyti, kad tai cool. Tai reiškia, kad mūsų spektaklis pavyko visų pirma. Gavom tokį, it's legit. Gali ten patikti, nepatikti, bet it's legit. Kitas dalykas, tikrai gavom papildomą dėmesio. Trečias dalykas, gal man kaip asmeniškai jau tikrai labai svarbu buvo teatro bendruomenės atkreipimo dėmesys. Pabaigai norėčiau paklausti tavęs, gal nuo kurčiųjų bendruomenės turi ir norėtum kažką perduoti žmonėms, kurie girdi?